Ir žinoma, mūsų svečiai, gražūs vyrai iš Vilniaus, jeigu čia norėsit kokių pikantiškų nuotraukų, paskui galėsit ieškoti žurnaluose žmonės ir panašiai. Kurlavičius, tarti mums sveikinimo. Daugiausia rajone saugomų kultūros paveldo objektų. Betygalos žemė, tame tarpe vieną mūsų buvusią mokytoją, ekspertę, kurią visi prisimenate, Marijoną Navakauską. Ta institucija, kuri ruošia gyvenimui. Mokykla turi būti pats gyvenimas. Visi mūsų gimnazistai, augę gimę gimnazijos turime ir jūs nuvyksite į ekskursiją Daukšos ąžuolą. Turime šalia. Ir be abejo, daugybė edukacinių pamokų vyksta bendruomenės Lietuvos vaidilutės, kurios visus svečius mes vykdome kažkokią ypatingą etnokultūrinę ar ekologinę programą, net nereikia atvykę iš renginį. Mes laikome garbę, labai džiaugiamės. Linkiu gerų kultūros paveldo akimirkų mūsų krašte. Na ir kaip seniausia mokykla, bet vėliausiai tapusi gimnazija. Taigi kviečiu mokyklos prezidentę, Vaidilutę, įteikti mūsų, sakykime, tokius mažus suvenyrus. Taigi, gerbiamas direktoriau. Seniausias ginklas žmonijos istorija, dar kitaip demokratijos simbolis. Na, kadangi istorijos pamoka, tai norėčiau iš karto paklausti, kaip istorijos mokytojas, kaip man, kodėl tai yra demokratijos simbolis? Kas atsakys? Mokytojai, kas nors? Kinai buvo pigus ginklas prieinamas kiekvienam potencialiam kariui, kuris galėjo jį naudoti. Galbūt taip. Arba keldavo triukšmą įdėti kažkaip. Gali būti labai stiprus, bet jeigu neturėsi ginklo, neturėsi apsaugos, tai ir nelabai stiprus vyriokas su ietimi gali labai lengvai nusmeigti. Štai matome vaikų iliustracinį pavyzdį. Archeologiniai radiniai mums rodo, kad ietigalių būdavo įvairiausių akmeninių, labai seniai, akmens amžiuje, nugludinto medžio, kaulinių, raginių, na ir žinoma, metalinių geležinių. Štai mes tokį vieną ir čia turime. Gerai yra artimoje kovoje, bet ką daryti, kai nori rinkti priešą prieš šiek tiek stovį toliau. Šitie kyriai garsėjo būtent vikingų epochoje, 9–11 amžiuje. Išplatino skandinavai. Šitas kyris yra gerai plotas. Gal jums yra tas? Parodykit, aš papasakosiu. Šis kyris yra gerai to, kad pasislėpęs už draugų nugaros sudėliam kabinį atskirą ir padėti draugui nugalėti priešinį. Taipogi šitie kyriai yra labai geri jūroje. Kaip man, kodėl labai geri jūroje? Negirdžiu. Prisitraukė priešo nakarą, kuriame priklausomai, kas atplaukė ryšiai skandinavai. Galima puikiai palaukti, kol mano kiti šarvuoti kolegos subėgs į priešinį laivą, išskirs ir susirinks ten esant plotą. Taip, tai yra labai puikus ginklas, jeigu norime pragriauti priešinį. Įdomu matyti iš tarptautinės bendruomenės rekonstruktorių. Šių žodų apsaugo nuo kertamųjų smūgių. Sulaiko kyriai, kaladėlė. Šiek tiek apsaugo nuo gyvenimų, nes žiedeliai yra sutvirtinti tarpusavį mėdėmis, būdai irgi labai įvairūs, apie juos mes pakalbėsime vėliau. Šis šalmas yra kaldintas iš
vieno vakšto, tai galvoja tikrai didelio meistriškumo ir kaip minėjau, čia dedama juosta su mėlyniu. Yra dar šalmų, kurių mes neturime jums parodyti, ne tiek mes turtingi ir ne tiek yra, kurie nori rekonstruoti, jos yra du bestyrų šalmas, kuris labai panašus į Parvydės Dūdų kūrinius jums rodėme, yra Tolkien Kovrovo ir labai panašus į Friedrichsbergą šalmas irgi ir Rusų Rago, labai gražus lietuviškas, kuris kažkiek primena tą patį pakainiškių, bet ne visai nėra viršuje to tokio pipsiko, špikiuko, spenelio. Tai va, tai galim pasigirti iš tikrųjų baltiškais šalmais, turim jų 10. Čia lietuvių, lenkų, baltarusų žemės, buvusius ant Baltų. Va, viršai yra rekonstrukcija Rusų Rago viršui dešiniai, čia nuotraukėlė yra pavaizduota, galite įsivaizduoti. O ten po kairė yra originalas, radinys. Tai mes jau dabar parodyti jums neturime, bet kaip matėte, ant šalmų eina šitos varvincos mūsų rodytos, lygiai tokiais pačiais žydeliais. Tai ėjo populiariausias, dažniausiai, aišku, jie ir pramonė buvo, ne kiekvienas galėjo sau leisti. Čia lygiai taip pat kaip ir šalmas, čia jau didikai, rykiai, kažkokie ponai, bajorai galėjo sau leisti šalmus, arba jų samdyti, ar kažkokie patikėtiniai personalinės meniniai sargai, kuriems jis galėjo nupirkti tos ginklus ir šalmus. Čia šalkalavijai, šalmai, šeimai. Ypač tvirtesni šarvai, tai va dabar parodysim, vadinasi lameliaras. Dar kitaip galbūt galėtų girdėti žvynuočiai. Tai tiesiog iš įvairių detalių, lyg žvynų, lyg žuvis, sunertų rinkinys tų dalelių. Ir jau tą šarvą net retas, kuris galėjo įveikti. Nebent rastum plyšį kažkur tarp tų šarvų, ir galėtum pasinaudoti tą spragą, bet čia jau labai retas, kuris galėtų. Yra vienas minusas šito šarvo. Kadangi jis yra raišymas, tai raištelį trūksta ir tada viskas byra. Čia mes truputį jau turime. Čia mes tarp kito, pagalvojame, mes net nežinom, kaip jisai buvo ryštas, kaip jis galėjo atrodyti, nes tai yra grynai archeologinis eksperimentas, kaip tai galėjo būti. Tie dirželiai galėjo būti ar taip surišti, va šitas plokštelės su tais dirželiais galėjo būti. Ar kitaip mes įsivaizduojam tą išvaizdą pagal kažkokias ikonografijas, ant ikonų tų pačių šventųjų rusų paveikslų ar kanai pas samurajus ir tiesiog bandom nuspėti, kaip tai galėjo atrodyti. Parodykit vidinę dalį, kaip maždaug laikosi, kad žinotumėt, kad neužkiša rankų už dirželį, kur tiesiog yra per vidurį rankena ir mes ją už jos ir laikomės. Gali būti virvelė ten parišta, kur aš persimetu per petį ir galiu veikti ilgesniems kelionėms. O šiaip... Tai va tokie va yra. Tai čia maždaug iki 10 amžiaus tokie skydai buvo. Kviečiame mokyklos direktorę pasirodyti. Galima dar tikėtis. Nukritai, nebepasikelti. Nors ir taškų skaičiumi jisai gal tik tai vieną buvo gavęs. Bet jeigu pargriuvai, nu tai kaip
turnyruose tai skaičiuojama arba pralošimas, arba 1 taškas prarastas. Šiuo atveju mes rodom jums kovą, tai nukritai nepakilti. Už rudį. Aš irgi už rudį. Už rudį. 5, 10, 1000. Tos žmonės nekenčia, žinau. Tu nemėgink griūt. Eik pas jį. Eik pas jį. This spark love, sky bikes. Gerai kampūnas. Rūs laimės. Einam, dabar atsiteisim. Keisim vietą, eiskit. Šalma. 5 eurų vėl. Rudas. Po metų kitų gali demonstruoti tokias kovas, nes iš tikrųjų reikalinga milžiniška ginklo kontrolė, kad iš tikrųjų nepataikytum priešininkui į pliką vietą ir jo tiesioginį žodžio prasme nenužudytum, nes net ir su tokiu ginklu gali nesunkiai įveikti žmogų, net turiu omeny buką. Mes su aštriais nesikapojam, nes užtektų vieno pasirodymo. Todėl būkit geri, jeigu norėsit tai pakartoti, tai kartokit tik tai po kelių metų pasitreniravę su mumis ar kitu rimtu klubu. Tai čia. 10 centų seniau. Žinai. Rūs laimės prieš. Rūs laimės. Ačiū, kad stebėjote. Pats laikas nuotraukai. Pats laikas nuotraukai. Tai, ką mums paliko senoliai, protėviai. Ir šiandien labai gražiai pamatėm karūnos. Tas indelis, į ką įsidėtas, yra padarytas mūsų būrelio, mūsų Laura vadovauja tam būreliui, vykdydami projektą. O kas pamato, tai žino, kad tai yra nasturtė. Ne, daug kas supranta, kad tai yra nasturtė. Bet pas mus yra žemčiūgai. Na ir aš labai trumpai apie tą paveldą, Betygalos ir dar daug susipažinsit, sužinosit. Bet šiandien mes esam prie vieno seniausio pastato, kuriam jau beveik 100 metų, kai stovi šitoj Betygalos miestelyje. Tai statytas 1918 metais, kaip tarpukariu Lietuvoje Valsčiaus Viršaičio valdyba. Ir čia statytas pastatas kaip tokia valstybės pastatas, kuriame įsikūrusi buvo mūsų Viršaičio visa valdyba. Ir šitas namas jau gyvuoja, jis turėjo tą savo turi gilę istoriją, labai trumpai. Pokario laikotarpiais sovietmetį iš karto priklausė mokyklai, čia mokyklos buvo dirbtuvės, čia dar buvo klasikai, buvo mokykla daug mažesnė.
Vėliau buvo perduota komunaliniam ir šitas pastatas buvo labai suvargęs, labai nugyventas, tačiau mes kada susikūrė bendruomenės ir vykdydami projektus, būtent Europos pinigėliais, lyder programos, mes galėjom šitą pastatą atrestauruoti ir taip iš mūsų reikalavo paveldas, kad jis turėtų būti restauruotas palei nuotrauką, kurią jūs pamatysit, mes turim šito pačios statybos pradžios. Ir už tai šitą mūsų pastatą 2014 metais įtraukė į paveldo registrą. Ir jau turim registro numerį, mes labai džiaugiamės, nes tai įpareigoja mus daug atsakingiau žiūrėti, tvarkytis, nieko nepažeisti ir todėl, kad jis buvo atliktas tikrai pagal taip, išlaikant visus reikalavimus.